paskaičiuoti procentus. Reikia nuo sumos paskaičiuoti procentinę dalį. Suma 1200, procentai 12, kiek bus ta dalis. Reiškia, lygų rašom ir šitą dauginam iš 12 procentų ir enter. Turim 144. Timtelim žemyn, kad ir antrą reikšmę turėtumėm. Turim 36. Prie atlyginimo, antra užduotis, prie atlyginimo pridedamas priedas procentais, kiek išmokėti. Jeigu atlyginimas 1000, 20 procentų, tai būtų jau mintinai 200, tai išmokėti reikėtų 1200. Skaičiuojam, lygų 1000 būtų pagrindinis atlyginimas ir dabar pridedam procentinę dalį. Tai yra 1000 padauginus iš 20 procentų. Ir enter, turim 1200. Timtelim žemyn ir turim čia. Iš atlyginimo atskaičiuojamas 33 procentų pajamų mokestis. Kiek išmokėti? Dabar turim 1000 atlyginimą. Taip, iš jo atimam procentinę dalį. Tai yra 1000 padaugintas iš 33 procentų. Arba galim rašyti ne 33, o 0,33. Enter ir turim 670. Ir tempiam žemyn, turim šitaip. Jeigu būtų daugiau eilučių, temptumėm irgi žemyn. Pažiūrėkim dar vieną užduotį. Tokią. Labai paprasta užduotis. Reiškia, yra Jonas, Petras, Zigmas ir taip toliau, turi kažkiek litų. Čia yra euro, svaro, rublio, reiškia, kursas. Jeigu, reiškia, Jonas turi 350, tai tuos 350 dalinam iš kurso 3,5 ir žinom, kad jis turi 100 eurų. Bet dabar jeigu tempsim žemyn, tai mes gaunam kažkodėl dalybą iš nulio ir panašiai, yra negerai. Pažiūrėkim, šita formulė liktai yra teisinga, tai yra 350 padalinta iš 3,5. Dabar šitoj formuliai 600 yra dalinta ne iš 3,5, o iš šito. Čia jau negerai. Dabar jeigu čia turim parašę taisyklę, kad kaimyną, pabandykim pabraižyti kokias nors rodiklėlės, kaimyną iš kairės, tai yra 350, dalinam iš langelio vertės, langelio, kuris yra 1, 2, 3, 4 į viršų ir vienas langelis į šoną. O turim tokį. Tai dabar yra taisyklę, mes kopijuojam šičia ir kaimyną iš kairės, tai yra 600, dalinam per 1, 2, 3, 4 ir vieną šoną dalinam iš šito. Taip yra negerai. Mes visą laiką kaimyną iš kairės turėtumėm dalinti iš C2 langelio. Kad taip padarytumėm, kad tempiant, kopijuojant tą mūsų, reiškia, langelyje įrašytą formulę, taisyklę, nekistų tas C2 prieš stulpelio raidę, reikėtų parašyti dolerio ženklą. Jeigu doleris prieš stulpelio, reiškia, raidę, tai stulpelis nekinta. Jeigu čia parašytumėm dolerį prieš skaičių, tada ir eilutė nekinta. Reiškia, nei stulpelis, nei eilutė nekinta. Šitaip užrašyta koordinatė yra absoliuti. Ir jeigu aš dabar timtelsiu žemyn, turiu viskas tvarkoje. Nutrinkim mes tuos
rodiklėlės, kad mums nesimaišytų. Pritempiam daugiau jų jau. Reiškia. Ir turim. Na, bandom šitaip. Dabar lygu turim 350 dalinti iš svarų. Dabar iš to, kadangi mes tempsim žemyn irgi tas pats kartosis, tai šitas D2 turi turėti absoliučias koordinatės. Tai yra turėti dolerio ženklus prieš ir stulpelio raidę ir eilutę skaičių. Kad paprasčiau būtų uždėti yra, aš paspaudžiu klavišą klaviatūroj F4 ir iškart užsideda dolerio ženklai, tai yra absoliuti koordinatė. Jeigu dar kartą spausčiau, tada $1 išnyksta, lieka tik tai prieš eilutę, dar kartą lieka prieš stulpelį, dar kartą vėl ne vieno. Mums reikia abiejų, mes spaudžiam dar kartą ir turiu taip. O, taip yra. Dabar tempiu žemyn, taip yra. Rubliai lygu 350 dalinam iš 0,2 ir paspaudžiu F4 klavišą ir turim tą, Enter ir važiuojam žemyn. Išsprendėm. Jeigu gerai surašom, reiškia, duomenis, tai šiuo atveju galim pasinaudoti mišriom koordinatėm, tai yra su $1 ženklu, ir visą šitą lentelę galima užpildyti parašius vieną formulę. Na, pabandom parašyti lygų. Šitas 350, reiškia, kai mes tempiam žemyn, nekinta stulpelis, bet kinta eilutės. Tai yra, eilutės visą laiką turi kisti, o kai tempiam į šoną, tada nekinta eilutė, bet kinta stulpelis. Bet jeigu pakis stulpelis, bus jau nebe 350, bus ne C, bet D, E ir taip toliau, tai bus negerai. Todėl dedu dolerio ženklą F4 spaudydamas prieš stulpelį. Dalinu iš 3,5, tai yra iš to kurso, ir dabar galvojam, kur galima uždėti dolerio ženklą. Jeigu mes tempiam žemyn, tai negali kisti eilutė. Mes jau matėm, o jeigu tempsim į šoną, tada kis stulpeliai, bet kai tempsim į šoną, tai vietoj eurų bus svarai reikalingi. Po svaro eis rubliai irgi reikalingi. Tai reiškia, neleidžiam kisti tik tai eilutė. Tai parašym Enter ir dabar tikrinam. O, tempiam žemyn, viskas tvarkoj, kaip ir buvo, ir dabar visą tą formulę tempiam į šoną, irgi buvo. Dažniausiai vis dėlto, kadangi tos mišrios koordinatės yra gana, sakykime, tokios keblios, reikia duomenis susirašyti atitinkamai, tai dažniausiai yra naudojama absoliučios koordinatės. Ir absoliučios koordinatės yra dedamas ant tokių vietų, kur kažkokie yra koeficientai būdingi visiems. Nu, tai kaip, sakykime, kurso tie skaičiukai, tai yra visiems vardams, visiems tiems, sakykime, indėlininkams yra vienodi ir nekintantis. Todėl, reiškia, ant jų ir dedamas yra dolerio ženklai, tai yra absoliučios koordinatės.